Iš konferencijų centro Salt Lake Cityje, Jutoje, transliuojame pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 194-osios metinės visuotinės konferencijos sekmadienio popietinę sesiją. Kalbės parinkti bažnyčios vadovai. Šioje sesijoje gieda Šventyklos aikštės tabernakulio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais rengia Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas, transkripcija ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves vyresnysis Kventinas L. Kukas iš 12 apaštalų kvormo. Broliai ir seserys, sveikiname Jūs pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 194-osios metinės visuotinės konferencijos sekmadienio popietinėje sesijoje. Prezidentas Russellas M. Nelsonas paprašė mane vesti šią sesiją. Sveikiname bažnyčios narius ir draugus, kurie visame pasaulyje dalyvauja šiame susirinkime per radijo, televizijos, interneto ar palydovinį ryšį. Šioje sesijoje giedos Šventyklos aikštės tabernakulio choras, diriguojamas Meko Vilbergo ir Ryano Murphio. Vargonuos Andrew Answortas ir Richardas Elliotas. Šį susirinkimą choras pradės giesme "Ateikite ir džiūgaukite". Tada įžanginę maldą sukalbės vyresnysis Karlasas G. Revijo iš 70. Mūsų brangus dangiškas Tėve,
Mes lenkime prieš tai galvas. Pradėti šią konferencijos sesiją su didžiuliu dėkingumu mūsų širdise. Ir dėkojame tau už tavo mylimą sūnų Jėzų Kristų, kurį tu mums atsiuntei. Ir jo pasiaukojantį išpirkimą, kad mes galėtume sugrįžti pas tave vėl. Mes Viešpatie tau dėkojame už Evangelijos sugrąžinimą šiame gyvenime. Mes tau dėkojame už misionierius, kurie skelbia Evangeliją visam pasaulyje. Mes esame be galo dėkingi pranašus ir apaštalus. Ir kad mes galime turėti prezidentą Raisą L. Nesaloną su mumis šiandieną. Prašom jį palaiminti stiprybę. Taip pat visą pirmąją prezidentūrą ir visus 12 apaštalų, kvorumo narių. Viešpatie, meldžiame tavęs, kad sekmadieninė dvasia būtų su mumis, kad padėtų mums suprasti, atverti mūsų širdis. Mes taip pat meldžiamės, kad padidintų mūsų tikėjimą tavimi, kad galėtume rasti daugiau džiaugsmo mūsų gyvenime, kai eisim pas tave. Ir Viešpatie, tai mūsų nuolankima malda šventuoju Jėzaus Kristaus vardu. Amen. We will now be pleased to hear from Elder D. Todd Christofferson of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Elder Taylor G. Godoy. Godojus iš 70. Po jo kalbos choras sugiedos giesmę, tyliai ir švelniai Jėzus kviečia. Tada klausysimės vyresnio Gario E. Stevensono iš 12 apaštalų kvorumo ir vyresnio Matijo Heldo iš 70. In 1832, Joseph Smith 1832 metais Josefas Smithas ir Sidnis Rigdonas gavo nuostabų regėjimą apie amžinąją Dievo vaikų lemtį. Tame apreiškime buvo kalbama apie 3 dangaus karalystes. Prezidentas Dalnas Auksas apie šias šlovės karalystės kalbėjo praeitą spalį ir pastebėjo, kad per triumfą ir šlovę avinėlio visi išskyrus palyginti nedaugelį galiausiai bus išpirkti į vieną iš šių karalysčių, pagal jų troškimus, kuriuos jie išreiškia per savo pasirinkimus. Dievo sukurtas išpirkimo planas apima visuotinę galimybę visiems jo vaikams, kad ir kada ir kur jie gyveno žemėje. Nors net mažiausias iš šių 3 karalysčių celestialinės šlovė pranoksta visokį supratimą, mūsų tėvas tikisi, kad pasirinksime ir per jo sūnaus malonę pasieksime aukščiausią ir šlovingiausią iš šių karalysčių, tai yra celestialinę, kur galėsime džiaugtis amžinuoju gyvenimu kaip Kristaus bendra paveldėtojai. Prezidentas Russellas M. Nelsonas mus ragina mąstyti celestiališkai ir taip celestialinę karalystę paversti savo amžinuoju tikslu, o tada atidžiai apsvarstyti, kur kitame pasaulyje mus nuves kiekvienas mūsų čia žemėje priimtas sprendimas. Celestialinėje karalystėje yra tie, kurie priėmė Jėzaus liudijimą, kurie yra teisūs žmonės padaryti tobuli per naujosios sandoros tarpininką Jėzų. Antrosios arba terestrialinės karalystės gyventojai apibūdinami kaip iš esmės geri, įskaitant garbingų žemės žmonės, kurie buvo apakinti žmonių gudrumo. Jų pagrindinis ribojantis bruožas yra tai, kad jie nėra šaunus Jėzaus liudytojai. Ir priešingai, esantys žemiausioje celestialinėje karalystėje yra tie, kurie nepriėmė Evangelijos, nei Jėzaus liudijimo. Atkreipite dėmesį į tai, kad skiriamasis kiekvienos karalystės gyventojų bruožas yra jų santykis su Jėzumi ir jo liudijimu, svyruojančiu nuo visiško atsidavimo iki nebuvimo šauniais liudytojais ir visiško atmetimo. Nuo kiekvieno žmogaus atsako priklauso jo amžinoji ateitis. Kas yra Jėzaus liudijimas? Tai šventosios dvasios paliudijimas
kad jis yra Dievo sūnus, Mesijas ir išpirkėjas. Tai Jono liudijimas, kad Jėzus pradžioje buvo su Dievu, kad jis dangaus ir žemės kūrėjas, ir jame buvo Evangelija, ir Evangelija buvo gyvenimas, ir gyvenimas buvo žmonių šviesa. Tai apaštalų ir pranašų liudijimas, kad jis numirė, buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė bei pakilo į dangų. Tai žinojimas, kad nėra kito vardo, per kurį ateina išgelbėjimas. Tai visų paskiausias liudijimas, kurį išsakė pranašas Džozefas Smitas, kad jis gyvena, kad jis tėvo viengimis, kad juo, per jį ir iš jo sukuriami ir buvo sukurti pasauliai, ir jų gyventojai, Dievui užgimę, sūnus ir dukros. Po tokio liudijimo iškyla klausimas, ką turime su juo daryti? Celestialinės karalystės paveldėtojai Jėzaus liudijimą pilnąja prasme priima pasikrikštydami, priimdami šventąją dvasią ir nugalėdami tikėjimu. Jų prioritetus ir pasirinkimus lemia Jėzaus Kristaus Evangelijos principai ir tiesos. Jėzaus liudijimas pasireiškia tuo, kas jie yra ir kuo tampa. Jų dėmesys sutelktas siekti Kristaus amžiaus pilnatvės saiko. Bent kai kurie iš būsiančių celestialinėje karalystėje taip pat priima Jėzaus liudijimą, bet jie išsiskiria tuo, ko dėl jo nedaro. Jų nebuvimas šauniais Jėzaus liudijimas rodo tam tikrą apatijos ir atsainumo laipsnį, kai yra drungni, priešingai nei pavyzdžiui Amono žmonės Mormono knygoje, kurie išsiskiria uolumu. Celestialinės karalystės gyventojai yra tie, kurie atmeta Jėzaus liudijimą drauge su jo Evangelija, jo sandoromis ir jo pranašais. Abinadis juos apibūdino kaip nuėjusius pagal savo pačių kūniškus norus ir troškimus. Niekada nesišaukusius viešpatės, kol gailestingumo rankos buvo ištiestos į juos. Nes gailestingumo rankos buvo ištiestos į juos, o jie nenorėjo. Ką reiškia būti šauniais Jėzaus liudytojais? Yra daug galimybių, kurias galima apsvarstyti atsakant į šį klausimą. Paminėsiu tik kelias. Buvimas šauniais Jėzaus liudytojais tikrai apima to liudijimo puoselėjimą ir stiprinimą. Tikrieji mokiniai neignoruoja iš pažiūros mažų dalykų palaikančių ir stiprinančių jų Jėzaus liudijimą, tokių kaip malda, raštų studijavimas, šabodienos šventimas ir sakramento priėmimas, atgaila, tarnystė ir garbinimas viešpaties namuose. Prezidentas Nelsonas mums primena, kad liudijimas, kuris nėra kasdien maitinamas geruoju Dievo žodžiu, gali bauginančiai greitai subirėti. Taigi turime kasdien įgyti dvasinių patirčių, garbindami viešpatį ir studijuodami jo Evangeliją. Tada jis pridūrė, maldauju jūs leisti Dievui nugalėti jūsų gyvenime, skirkite jam deramą laiko dalį. Darydami tai atkreipkite dėmesį, kas nutinka jūsų teigiamam pagreičiui. Bet būti šauniems taip pat reiškia atvirai ir viešai išsakyti savo liudijimą. Krikštu mes patvirtiname savo pasiryžimą būti Dievo liudytojais visada ir visur. Ypač šiuo Velykmečiu mes džiaugsmingai viešai ir be išlygų skelbėme savo liudijimą apie prisikėlusį gyvąjį Kristų. Viena iš buvimo šauniais Jėzaus liudytojais išraiškų yra paisyti jo pasiuntinių. Dievas neverčia mūsų rinktis geresnį kelią, sandoros kelią, bet nurodo savo pranašams padėti mums visiškai suprasti savo pasirinkimų pasekmes. Ir ne tik jo bažnyčios nariams. Per savo pranašus ir apaštalus jis meilingai prašo visą pasaulį paisyti tiesos, kuri juos išlaisvins, apsaugos nuo nereikalingų kančių ir atneš jiems neblėstantį džiaugsmą. Būti šauniais Jėzaus liudytojais reiškia žodžiu ir pavyzdžiu drąsinti kitus, ypač iš mūsų pačių šeimų, irgi būti narsius. Vyresnysis Nilas Maksvelas kartą kalbėjo apie tuos iš esmės garbingus bažnyčios narius, kurie slysta paviršiumi, užuot gilinę savo mokinystę ir užuot būdami uoliai užsiėmę, tuo užsiima atsainiai.
Pastebėjęs, kad visi esame laisvi rinktis, vyresnysis Maksvelas apgailestavo. Deja, kai kas nors pasirenka neveiklumą, jis tai pasirenka ne tik savo, bet ir kartai po savęs, ir dar kitai kartai. Nedideli tėvų nukrypimai gali sukelti didelius jų vaikų nuokrypius. Nors šeimos ankstesnės kartos gali būti pademonstravę atsidavimą, dabartinėje kartoje kai kurių tikėjimas jau svyruoja. O toliau tokia erozijos pasekmė gali būti visiškai atkritimas. Prieš daug metų vyresnysis Džonas Grobergas papasakojo istoriją apie vieną šaunią šeimą, kuri 20 amžiaus pradžioje gyveno mažame skyrelėje Havajuose. Jie bažnyčios nariai buvo apie 2 metus, kai viena jų dukrelių susirgo nenustatyta liga ir buvo paguldyta į ligoninę. Kitą sekmadienį bažnyčioje to šeimos tėvas ir sūnus paruošė sakramentą, kaip darydavo beveik kiekvieną savaitę. Tačiau kai jaunasis tėvas atsiklaupė laiminti duonos, skyriaus prezidentas staiga susivokęs, kas klūpi prie sakramento stalo, pašoko ir sušuko: "Sustok! Negali liesti sakramento. Tavo dukrelė serga nežinoma liga, tuoj pat išeik, o kas nors kitas tegul paruošia naują sakramento duoną. Negali būti čia su mumis, eik." Priblokštas tėvas įdėmiai pažvelgė į skyriaus prezidentą, tada į susirinkusiosius ir pajutęs didelį visų nerimą ir sumišimą, mostelėjo savo šeimai ir visi tyliai išėjo iš maldos namų. Nebuvo ištarta nė žodžio, kai nusiminusi šeima ėjo keliuku į savo mažąjį kaimelį. Ten jie susėdo ratu ir tėvas tarė: "Prašyčiau pabūti tyloje, kol būsiu pasiruošęs kalbėti." Jaunasis sūnus svarstė, ką jie padarys, kad atkeršytų už patirtą gėdą. Ar papjaus skyriaus prezidento kiaules, sudegins jo namus, ar prisijungs prie kitos bažnyčios. Tyloje praėjo 5, 10, 15, 20, 25 minutės. Tėvo sugniaužti kumščiai atsipalaidavo, o akise pasirodė ašaros. Motina ėmė verkti ir netrukus jau visi vaikai tyliai ašarojo. Tėvas pasisuko į žmoną ir tarė: "Myliu tave." O tada to žodžius pakartojo kiekvienam vaikui: "Myliu jūs visus ir noriu, kad visi būtume drauge kaip šeima per amžius." O vienintelis tam būdas yra visiems mums būti gerais pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios nariais ir būti šventąją kunigystę užantspauduotiems šventykloje. Tai ne skyriaus prezidento bažnyčia, tai Jėzaus Kristaus bažnyčia. Neleisime jokiam žmogui ar skriaudai, sumišimui ar išdidumui sulaikyti mus nuo buvimo amžinai drauge. Kitą sekmadienį vėl eisime į bažnyčią, laikysimės atskirai, kol dukrelės liga paaiškės, bet vis tiek eisime. Ir jie tikrai ėjo į bažnyčią, jų dukrelė pasveiko, o šeima buvo užantspauduota Havajų laje šventykloje, kai ši buvo pastatyta. Dabar daugiau nei 100 sielų savo tėvą, senelį ir prosenelį vadina palaimintu, nes jis savąjį žvilgsnį išlaikė nukreiptą į amžinybę. Viena paskutinių buvimo šauniais Jėzaus liudytojais išraiškų, kurią paminėsiu, yra mūsų asmeninis šventumo siekis. Jėzus yra pagrindinis mūsų išpirkėjas ir jis maldauja: "Atgailaukite jūs visi, žemės pakraščiai, ir ateikite pas mane ir priimkite krikštą mano vardu, idant būtumėte pašventinti šventosios dvasios priėmimu, kad stotumėte be dėmės priešais mane paskutinėje dieną." Pranašas Mormonas viena grupė šventųjų, kurie tokiu būdu atsilaikė nepaisant to, kad brido per didelį suspaudimą, apibūdina taip: "Tačiau jie dažnai pasninkavo ir meldėsi, ir darėsi vis stipresni ir stipresni nuolankumu, ir vis tvirtesni ir tvirtesni Kristaus tikėjime, ir taip jų sielos prisipildė džiaugsmo ir paguodos, taip netgi į savo širdžių išvalymo ir pašventinimo, kuris vyksta dėl to, kad jie savo širdis atiduoda Dievui." Būtent šios galingos širdies permainos, atiduodant savo širdį Dievui ir dvasiškai atgimstant per gelbėtojo malonę, mes siekiame.
Kviečiu jūs veikti dabar, kad užtikrintumėte savo vietą su tais, kurie yra šaunūs Jėzaus liudytojai. Jei prireiks atgailos, neatidėliokite savo atgailos dienos. Antraip tą valandą, kai jūs nesitikėsite, vasara bus pasibaigusi ir pjūtis praėjusi, o jūsų sielos bus neišgelbėtos. Stropiai laikykite su Dievu sudarytų sandorų. Neužsigaukite dėl žodžio griežtumo. Prisiminkite išlaikyti Kristaus vardą visuomet užrašytą jūsų širdise, kad girdėtumėt ir pažintumėt balsą, kurio būsite pavadinti, ir taip pat vardą, kuriuo jis pašauks jūs. Galiausiai, įsidėkite savo į širdį, kad turite daryti tai, ko Jėzus jūs mokys ir ką jums įsakys. Mūsų tėvas nori, kad visi norintys jo vaikai mėgautųsi amžinuoju gyvenimu su juo, jo celestialinėje karalystėje. Jėzus kentėjo, mirė ir prisikėlė, kad tai taptų įmanoma. Jis pakilo į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje, kad pareikštų tėvui savo teisės taikyti galestingumą žmonių vaikams. Meldžiu, kad visi būtume palaiminti liepsnojančių liudijimu apie viešpatį Jėzų Kristų. Džiūgautume ir būtume šaunus tuo liudijimu ir savo gyvenime nuolat mėgautumės jo malonės vaisiais. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Today I would like to begin by testifying. Šiandien norėčiau pradėti paliudydamas, jog širdėje esu visiškai tikras, kad Dievas girdi mūsų maldas ir atsako jas asmeniškai pritaikytų būdu. Pasaulyje, kuriame gausu netikrumo, skausmo, nusivylimo ir širdgėlos, galime būti linkę labiau pasikliauti asmeniniais sugebėjimais ir polinkiais, taip pat iš pasaulio ateinančiomis žiniomis ir saugumu. Tai gali priversti mus į antrą planą nustumti tikrąjį pagalbos ir paramos šaltinį, galinti atremti šio mirtingojo gyvenimo iššūkius. Prisimenu kartą, kai dėl ligos patekau į ligoninę ir man buvo sunku užmigti. Kai išjungiau šviesą ir palatoje tapo tamsu, lubose prieš save pamačiau šviečiantį užrašą. Šaukitės pagalbos, nenupulkite. Savo nuostabai kitą dieną pastebėjau tą pačią žinutę keliose palatos vietose. Kodėl ta žinutė buvo tokia svarbi? Kai paklausiau seselės, jie atsakė. Taip siekiama išvengti nelaimės, galinčios padidinti jau jaučiamą skausmą. Šis gyvenimas, dėl jam būdingų ypatybių, atneša skaudžių išgyvenimų. Kai kurie neatskiriamai susiję su mūsų fiziniais kūnais, kai kurie nutinka dėl mūsų silpnybių ar vargų, kiti dėl to, kaip kiti žmonės naudojasi valios laisvę, o dar kiti dėl to, kaip patys naudojamės valios laisvę. Ar yra pažadas galingesnis už tą, kurį davė pats gelbėtojas, pareikšdamas, prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite arba šaukitės ir bus jums atidaryta. Malda yra bendravimas su dangiškuoju tėvu priemonė, leidžianti mums šauktis ir nenupulti. Tačiau yra aplinkybių, dėl kurių galime manyti, kad šauksmas nebuvo išgirstas, nes negauname greito ar mūsų lūkesčius tenkinančio atsakymo. Kartais tai suteikia nerimą, liūdesį ir nusivylimą. Tačiau prisiminkite, kaip Nefis išreiškė tikėjimą viešpačiu sakydamas, kodėlgi jis negalėtų pamokyti manęs pastatyti laivą. Dabar klausiu jūsų, kodėlgi jis negalėtų pamokyti jūsų, kad nenupultumėte. Pasitikėjimas Dievo atsakymais reiškia pripažinimą, kad jo keliai nėra mūsų keliai ir kad viskas turi vykti savo laiku. Aišku žinojimas, kad esame mylinčio ir gailestingo dangiškojo tėvo vaikai, turėtų motyvuoti šauktis su nuoširdžia malda, su nusistatymu visada melstis ir neatlyžti, kad mūsų poelgiai būtų mūsų sielų geroviai. Įsivaizduokite, ką jaučia dangiškasis tėvas, kai kiekvienoje maldoje nuolankiai prašome jo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Kokią galią ir švelnumą, manau, parodome, kai tai darome. Raštas apstu pavyzdžių apie tuos, kurie šaukėsi Dievo, kad nenupultų. Helamanas ir jo armija susidūrė su suspaudimai šaukėsi Dievo maldoje išliedami sielas.
Jie gavo patikinimą, ramybę, tikėjimą ir viltį. Buvo apdovanoti drąsa ir ryžtu, kol pasiekė savo tikslą. Įsivaizduokite, kaip Mozė šaukėsi Dievo, atsidūręs tarp Raudonosios jūros ir puolančių egiptiečių. Arba Abromas, paklusęs nurodymui paaukoti sūnų Izaoką. Esu tikras, kad kiekvienas iš jūsų jau esate patyrę ir dar patirsite, kai šaukimasis neleis nupulti. Prieš 30 metų, kai mudu su žmona ruošėme civiliniai santuokai ir santuokai šventykloje, sulaukėme skambučių ir buvome informuoti, kad civilinės santuokos nebus atliekamas dėl streiko. Tos skambučio sulaukėme likus 3 dienoms iki numatytos ceremonijos. Kreipėmės į kelis kitus biurus ir neradę laisvų vietų ėmėmės nerimauti ir abejoti, ar tikrai galėsime susituokti, kaip planavome. Mudu su sužadėtine šaukėmės maldoje, išliedami savo sielas Dievui. Galiausiai kažkas mums papasako apie biurą didelio miesto pakraštyje, esančiame mažame miestelėje, kurio meras buvo pažįstamas žmogus. Nedvejodami, nuėjome jo aplankyti ir paklausėme, ar būtų įmanoma mūsų sutuokti. Mūsų džiaugsmu jis sutiko. Jo sekretorė mums pabrėžė, kad turime gauti pažymą tame mieste ir visus dokumentus pristatyti iki kitos dienos vidurdienio. Kitą dieną atvažiavome į mažą miestelį ir nuvykome į policijos nuovadą paprašyti reikalingo dokumento. Mūsų nuostabai pareigūnas pasakė, kad mums jo neduos, nes daug jaunų porų bėgo nuo savo šeimų, kad slapta susituoktų tame miestelėje. Nors savame aišku, tai nebuvo mūsų atvejais. Vėl mus apėmė baimė ir liūdesys. Pamenu, kaip tyliai šaukiausi dangiškojo tėvo, kad nenupultume. Mintyse gavau aišku raginimą, pakartotą kelis kartus. Šventyklos rekomendacija. Šventyklos rekomendacija. Aš tuoj pat išsitraukiau savo šventyklos rekomendaciją ir savo sužadėtinės nuostabai daviau ją pareigūnui. Kokia buvo staigmena, kai išgirdome pareigūną sakant, kodėl nepasakėte, kad esate iš pastarųjų dienų Šventojo Jėzaus Kristaus bažnyčios? Gerai pažįstu jūsų bažnyčią. Jis tuoj pat pradėjo ruošti reikiamą dokumentą. Dar labiau nustebime, kai pareigūnas nieko nesakęs išėjo iš nuovados. Praėjo 50 minučių, o jis vis negrįžo. Jau buvo 11:55 ryto, dokumentus turėjome pristatyti iki vidurdienio. Staiga jis pasirodė su gražiu šuniuku, pasakė, kad tai vestuvių dovana ir įteikė mums kartu su dokumentu. Nubėgome link mero kabineto su mūsų dokumentu ir nau šunimi. Tada pamatėme link mūsų atvažiuojantį tarnybinį automobilį. Atsistojau priešais jį. Automobilis sustojo ir mes pamatėme viduje sėdinčią sekretorę. Išvydusi mus įtarė. Apgailestauju. Sakiau jums iki vidurdienio. Turiu atlikti kitą pavedimą. Tyliai nusižeminau. Ir visa širdimi šaukdamasis dangiškojo tėvo, prašiau dar kartą padėti nenupulti. Staiga nutiko stebuklas. Sekretorė mums tarė, koks gražus jūsų šuo. Kur galėčiau rasti tokį savo sūnui? Mes iškart atsakėme, tai jums. Sekretorė nustebusi pažvelgė mus ir tarė, gerai, eikime į biurą ir viską sutvarkykime. Kaip ir buvo suplanuota, po 2 dienų mudu su Kerole susitokėme civilinę santuoką, o paskui buvome užantspauduoti Perulimo šventykloje. Žinoma, turime atminti, kad šaukimasis yra tikėjimo ir veiksmo reikalas. Tikėjimo pripažinti, kad turime dangiškąjį tėvą, kuris atsako į mūsų maldas pagal savo beribę išmintį. O tada veiksmo, atitinkančio tai, ko prašėme. Meldimasis, šaukimasis gali būti mūsų vilties ženklas. Tačiau tai, kad po maldos imamės veiksmų, yra ženklas, kad mūsų tikėjimas tikras. Tikėjimas išbandytas skausmo, baimės ar nusivylimo akimirkomis. Siūlau jums apsvarstyti šios žingsnius. Pirma. Visada galvokite apie viešpatį kaip apie pirmąjį pagalbos variantą. Tada, antra. Šaukitės, nenupulkite. Kreipkitės į Dievą su nuoširdžia malda. Trečia. Pasimeldę, darykite viską, ką galite, kad gautumėte palaimas, kurių meldėte. Ketvirta.
Nusižeminkite, kad priimtumėte atsakymą jo laiku ir jo būdu. Ir 5. Nesustokite. Laukdami atsakymo, toliau eikite sandoros keliu. Galbūt dabar kas nors dėl susiklošiusių aplinkybių jaučiasi tuoj nupulsiantis ir norėtų šauktis, kaip padarė Josephat Smithas, kai sušuko: O Dieve, kur tu? Kaip ilgai tavo ranka bus sulaikyta? Net ir tokiomis aplinkybėmis melskitės su dvasiniu pagreičiu, kaip mokė prezidentas Nelsonas, nes jūsų maldos visada išklausomos. Prisiminkite šią giesmę. Kai šį rytą žengiai per slenkstį, ar meldėsi tu? Kristaus ar prašai malonės, saugančios dienos kelioniai, nuo visų bėdų. Gera lengva pasimeldus, prašviesės naktis juoda. Kai sunku, kai liūdna tau bus, melskis visada. Melsdamiesi, galime jausti mūsų dangiškojo tėvo, kuris atsiuntė savo viengimį sūnų, palengvinti mūsų naštų, apkabinimą. Nes jei šauksimės Dievo, liudiju, kad nenupulsime. Jėzus Kristaus vardu. Amen. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for
As Lisa and I travel, Kai mudu su Liza vykdydami pavedimus keliaujame po pasaulį, mėgaujamės privilegiją susitikti su jumis didelėse ir mažesnėse bendruomenėse. Jūsų atsidavimas viešpaties darbui mus pakilėja ir liudija apie Jėzaus Kristaus Evangeliją. Iš kiekvienos kelionės grįžtame namo galvodami, ar gali būti, kad davėme tiek, kiek gavome. Kelionėse mums lieka mažai laiko apžiūrėti lankytinas vietas, tačiau kai įmanoma, keletą akimirkų skiriu ypatingai aistrai. Domiuosi architektūra ir dizainu, o ypač žaviuosi tiltais. Kabantieji tiltai mane stebina, ar tai būtų vaivorykštės tiltas Tokijuje, Tsingma tiltas Hongkonge, Towerio bokštas Londone ir kiti mano matyti tiltai žaviuosiu inžinerijos genijumi, įkūnytų šiuose sudėtingose statiniuose. Tiltai mus veda ten, kur kitu atveju negalėtume nuvykti. Prieš tęsdamas pažymiu, kad nuo tada, kai buvo parengta ši žinia, Baltimorėje įvyko tragiška tilto avarija. Liūdime dėl žuvusiųjų ir reiškėme užuojautą nukentėjusioms šeimoms. Neseniai su konferenciniu pavedimu lankiausi Kalifornijoje, kur dar kartą pervažiavau žymųjį auksinių vartų tiltą, laikomą pasaulio inžinerijos stebuklu. Šiame monumentaliame statinyje susipina graži forma, funkcionalumas ir meistriška inžinerija. Tai klasikinis kabantysis tiltas su laikančiaisiais bokštais ir masyviomis galinėmis atramomis. Pirmiausia, buvo pastatyti milžiniški šitą didingą tiltą laikantieji bokštai dvyniai, aukštai iškilę virš vandenyno. Jie kartu tarsi ant pečių per didžiulius pagrindinius tempiamuosius lynus ir vertikaliuosius lynus laiko tilto važiuojamąją dalį. Nepaprastas bokštų stabilizavimo pajėgumas, jų stiprybė, tai yra tilto inžinerijos stebuklas. Ankstyvieji tilto statybos vaizdai liudija apie inžinerinį principą. Kiekvienas tilto elementas per lynus laikosi ant simetriškų bokštų, tarsi bendradarbiaujančių tarpusavyje. Kai tiltas buvo baigtas su dviem tvirtais bokštais ir galinėmis atrambomis pritvirtintais prie pagrindinės uolienos, jie tapo tvirtumo ir grožio atvaizdu. Šiandien kviečiu jūs į šį didingą tiltą, kurio aukšti bokštai dvyniai pastatyti ant tvirto pagrindo, pažvelgti pro Evangelijos objektyvą. Jėzaus Kristaus tarnystės pabaigoje, dabar vadinamąją didžiąją savaitę, vienas fariziejus, kuris buvo įstatymo mokytojas, uždavė gelbėtojų klausimą, į kurį jo manimu beveik neįmanoma atsakyti. Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Tas mėginantis ir siekiantis įstatymų pagrįsto atsakymo, regis klastingų ketinimų turintis įstatymo mokytojas gavo autentišką, šventą, dievišką atsakymą. Jėzus jam tarė, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų. Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. Lyginant tai su tiltu, tai yra tarsi pirmasis bokštas. Antrasis, panašus į jį, mylėk savo artimą kaip save patį. Tai tarsi antrasis bokštas. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai, tai tarsi kiti tilto elementai. Panagrinėkime kiekvieną iš šių dviejų didžių įsakymų, kuriuos Jėzus Kristus apreiškė ir pakartojo savo atsakyme. Nagrinėdami, turėkime omeny nuostabų kabantį tiltą. Pirmasis įsakymas – mylėti viešpatį visą širdimi, sielą ir protu. Šiame atsakyme Jėzus Kristus apibendrina įstatymo esmę, įkūnytą šventose Senojo testamento mokymuose. Mylėti viešpatį pirmiausia reikia visą savo širdimi, pačia savo esme. Tada viešpats prašo mylėti visą savo sielą, visą pašvestą esybę ir galiausiai mylėti visų savo protu, savo žinojimu ir intelektu. Meilė Dievui nėra ribota ar baigtinė, ji yra begalinė ir amžina. Pirmojo didžiojo įsakymo taikymas kartais gali atrodyti abstraktus, net bauginantis, bet kai geriau apgalvoju Jėzaus žodžius, šis įsakymas tampa daug supratingesnis, suprantamesnis. Jei mane mylite, laikykitės mano įsakymų. Tai galiu padaryti. Galiu mylėti dangiškąjį Tėvą ir Jėzų Kristų išreikšdamas tai per maldą, raštų studijavimą ir garbinimą šventykloje.
Mes išreiškime meilę tėvui ir sūnui per 10 mokėjimą, šabo dienos šventimą, dorą ir skaistų gyvenimą bei paklusnumą. Meilė viešpačiui dažnai matuojama mažais kasdieniais darbais, žingsniais sandoros kelyje. Kai jaunuoliai socialinius tinklus naudoja statyti, o ne griauti, kai išeina iš vakarėlio, filmo ar veiklos, kur gali būti ginčiami standartai, kai rodo pagarbą šventiems dalykams. Apsvarstykite tokį jaudinantį pavyzdį. Vieną pasninko sekmadienį Vansas ir aš pasibeldėme į mažų kuklių namų duris. Mūdu, kaip ir kiti kvormo diakonai, jau tikėjomės, kad išgirsime šiltą šūksnį, prašau užeiti, ryškių vokiškų akcentų, pakankamai garsų, kad girdėtume pro duris. Sesuo Müller buvo viena iš kelių našlių imigrančių apylinkėje. Ji negalėjo lengvai atidaryti durų, nes buvo akla. Kai įžengėme į silpnai apšviestus namus, į mus pasitiko maloniais klausimais. Kokie jūsų vardai? Kaip jums sekasi? Ar mylite viešpatį? Atsakėme į jos klausimus ir pasakėme, kad atėjome priimti jos pasninko atnašą. Net būdami jauni, aiškiai matėme jos skurdžias aplinkybės ir mūsų jaudino jos tikėjimo kupinas atsakymas. Šį rytą atidaviau 10 centų. Esu labai dėkinga, kad galiu duoti savo pasninko atnašą. Prašau įdėti ją į voką ir užpildyti mano pasninko atnašų lapelį. Išeidami iš jos namų, išeinant iš jos namų, jos meilė viešpačiui kas kartą pakilėdavo mūsų tikėjimą. Karalius Benjaminas pažadėjo nuostabią galę tiems, kurie laikosi pirmojo didžiojo įsakymo. Norėčiau, kad pagalvotumėt apie palaimingą ir džiaugsmingą būseną tų, kurie vykdo Dievo įsakymus. Jie laiminami visais dalykais ir jei jie išsilaiko ištikimi iki galo, jie priimami į dangų, kad gyventų su Dievu niekad nesibaigiančios laimės būsenoje. Taigi, Jėzus atsakė tada, antrasis panašus į jį, mylėk savo artimą kaip save patį. Tai tarsi antrasis tilto bokštas. Čia Jėzus sujungia mūsų dangišką aukštyn nukreiptą siekį mylėti viešpatį su mūsų žemiškuoju platyn nukreiptu siekiu mylėti savo aplinkinius. Šie siekiai yra tarpusavėje susiję. Meilė viešpačiui nėra išbaigta, jeigu nepaisome savo artimųjų. Ši platyn nukreipta meilė apima visus Dievo vaikus, neatsižvelgiant į lytį, socialinę sluoksnį, rasę, seksualumą, pajamas, amžių ar tautybę. Mes ieškame tų, kurie yra įsižeidę, palūžę ar atstumti, nes Dievui visi yra vienodi. Mes pagelbėjame silpniems, pakeliame nusvirusias rankas bei sustipriname nusilpusius kelius. Apsvarstykite tokį pavyzdį. Brolis Evansas nustebo, kai pajuto dvasinį raginimą sustabdyti savo automobilį ir pabelsti į nežinomas, nepažįstamos šeimos duris. Kai duris atvėrė našlė 10 vaikų motina, jis iš karto suprato jų sunkias aplinkybės ir didelius poreikius. Pirmas lengvai įvykdomas poreikis buvo dažai jų namui. Po to buvo daugiametis materialinis ir dvasinis tarnavimas. Vėliau šį dėkingą motiną apie šį dangun paimtą brolį rašė. Jūs savo gyvenimą praleidote ieškodami mažiausiojo iš mūsų. Kaip man būtų malonu išgirsti, ką viešpats turi jums pasakyti, reikšdamas savo dėkingumą už tai, ką finansiškai ir dvasiškai padarėte dėl žmonių, apie kuriuos žinote tik jūs ir jis. Dėkojame, kad palaiminote mus taip daugeriopai už misionierius, kuriuos parūpinote. Dažnai susimastau, ar viešpats tik jūs pasirinko, ar visgi tik jūs vienintelis klausėte jo. Mylėti savo artimą reiškia daryti Kristaus gerumo ir tarnystės darbus. Ar galite užmiršti nuoskaudas, atleisti priešams, priimti kaimynus ir tarnauti jiems bei padėti pagyvenusiems žmonėms? Kiekvienas būsite įkvėptas, kai statysite savo meilės artimui bokštą. Prezidentas Russellas Nelsonas mokė, mūsų džiaugsmas padėti kitiems. Tai yra sąmoningai stengtis pasirūpinti kitais tiek pat ar net daugiau nei rūpinamės savimi. Ir kai tai ne visai patogu, ir kai reikia išeiti iš savo komforto zonos, gyvenimas pagal didį antrą įsakymą yra tapimo tikrojo Jėzaus Kristaus mokiniu raktas.
Jėzus mokydamas pridūrė, šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Tai labai pamokoma. Tarp meilės viešpačių ir meilės artimui yra svarbi tarpusavio priklausomybė. Kad auksinių vartų tiltas atliktų numatytą funkciją, abu bokštai yra vienodai tvirti ir su vienoda jėga laiko tempiamųjų linų, važiuojamosios dalies ir tiltų pravažiuojančio transporto svorį. Be šios inžinierijos simetrijos tiltas galėtų kelti pavojų ir netgi sugriūti. Kad bet kuris kabantis tiltas atliktų savo paskirtį, jo bokštai turi veikti visiškai darniai. Taip ir mūsų gebėjimas sekti Jėzumi Kristumi priklauso nuo mūsų pajėgumo ir jėgos gyventi pagal pirmąjį ir antrąjį įsakymus, subalansuotai, vienodai vykdant abu. Vis dėlto pasaulyje didėjantis nesutarimas rodo, kad kartais mes to nesuprantame ar neprisimename. Kai kurie yra taip susitelkę įsakymų laikymasi, kad mažai toleruoja tuos, kurie jų manimų yra mažiau teisūs. Kai kuriems sunku mylėti tuos, kurie nusprendžia gyventi nesandoroje ar net visiškai palikti religiją. Taip yra ir tokių, kurie pabrėžia, kaip svarbu mylėti kitus, nepaisant to, kad visi esame atskaitingi prieš Dievą. Kai kurie visiškai atsisako minties, kad egzistuoja absoliuti tiesa. Tai, kas teisinga ar neteisinga, ir kad vienintelis dalykas, kurio iš mūsų reikalaujama, yra visiška tolerancija kitiems ir jų pasirinkimams. Bet kuris iš šių disbalansų gali pakreipti ar net sugriauti mūsų dvasinį tiltą. Prezidentas Dalinas Auksas tai apibūdino tokiais žodžiais. Tai reiškia, jog mums įsakyta vieniems kitus mylėti, kadangi Jėzus palyginime apie gerąjį samarietį moko, kad kiekvienas yra mūsų artimas. Tačiau uoliai laikydamėsi šio antrojo įsakymo neturime pamiršti pirmojo, mylėti Dievą visą širdimi, siela ir protu. Taigi klausimas kiekvienam iš mūsų yra toks. Kaip pastatyti savo tikėjimo ir pasišventimo tiltą, pastatyti abu aukštus tilto bokštus, meilės Dievui ir meilės artimui? Na, paprasčiausiai pradėkime. Mūsų pradinės pastangos gali būti panašios į piešinį ant servetėlės arba pirmą norimo tilto eskizą. Tai gali būti keli realistiniai tikslai geriau suprasti viešpaties evangeliją ar pasižadėti mažiau teisti kitus. Niekas nėra per jaunas ar per senas pradėti tai daryti. Laikui bėgant, pamaldžiai ir apgalvotai planuojant, pirminės idėjos tobulėja. Nauji veiksmai tampa įpročiais. Pradiniai eskizai tampa išbaigtais brėžiniais. Mes statome savo asmeninį dvasinį tiltą, pašvesdami savo širdį ir protą dangiškam tėvui ir jo viengimių sūnui. Taip pat savo broliams ir seserims, su kuriais dirbame, žaidžiame ir gyvename. Kai ateityje važiuosime per didingą kabantį į tiltą, ar bent matysime jo nuotrauką su aukštais bokštais, kviečiu jūs prisiminti du didžiuosius įsakymus, kuriuos Naujajame testamente išsakė Jėzus Kristus. Tegul viešpaties mokymai mus įkvepia. Tegul mūsų širdis ir mintis būna pakylėtos mylėti viešpatį ir nukreiptos mylėti savo artimą. Tegul tai sustiprina mūsų tikėjimą Jėzų Kristų ir jo apmokėjimą, apie kurį liudiju Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Neseniai važiuodamas nepažįstamame mieste, netyčia pasukau ne ten, dėl ko mudu su žmona patekome į greitkelį ir turėjome jo važiuoti daugybę kilometrų, be jokios galimybės apsisukti. Buvome maloniai pakviesti pasisvečiuoti vieno draugo namuose ir nerimavome, kad dabar atvyksime daug vėliau nei tikėjomės. Važiuodamas to greitkeliu ir beviltiškai ieškodamas, kaip iš jo išvažiuoti, kaltinau save, kad neskiriau pakankamai dėmesio navigacijos sistemai. Ši patirtis man priminė, kad gyvenime kartais pasirenkame neteisingai ir kaip po to turime nuolankiai ir kantriai gyventi su pasekmėmis, kol vėl
galime pakeisti judėjimo kryptį. Gyvenimas yra susijęs su pasirinkimais. Mūsų dangiškasis tėvas mums suteikė dievišką valios laisvės dovaną būtent tam, kad galėtume mokytis iš savo pasirinkimų. Iš teisingų, taip pat ir iš neteisingų. Neteisingus pasirinkimus taisome, kai atgailaujame. Taip vyksta augimas. Dangiškojo tėvo planas mums visiems skirtas mokytis, tobulėti ir siekti amžinojo gyvenimo. Nuo tada, kai mudu su žmona prieš daugelį metų po misionierių pamokų prisijungėme prie bažnyčios, mane visada žavėjo Lėgio sūnų Jokūbui pateikti gilūs mokymai, aprašyti Mormono knygoje. Jis mokė jį, kad viešpats Dievas davė žmogui veikti savo nuožiūrą ir kad visame kame būtinai turi būti priešingybė. Kad galėtume naudoti valios laisvę, turime turėti galimybę apsvarstyti priešingus pasirinkimus. Mormono knygoje taip pat mums primenama, kad buvome pakankamai išmokyti ir kad Kristaus dvasia yra duota kiekvienam iš mūsų, kad pažintume gerą ir blogą. Gyvenime nuolat susidurime su daugeliu svarbių pasirinkimų. Pavyzdžiui, renkamės, ar vykdysime Dievo įsakymus, ar ne. Renkamės, ar tikėti ir pripažinti, kai vyksta stebuklai, ar skeptiškai laukti, kol kas nors nutiks ir tik tada nuspręsti tikėti. Renkamės puoselėti pasitikėjimą Dievu, ar kitą dieną baimingai tikėtis dar vieno iššūkio. Kaip tada, kai tame greitkelyje pasukau ne ten, iškęsti visas savo neteisingų sprendimų pasekmes dažnai gali būti ypač skausminga, nes galime kaltinti tik save. Nepaisant to, galime visada pasirinkti būti paguosti per dievišką atgailos procesą, ištaisyti klaidas ir taip gauti kai kurių gyvenimą keičiančių pamokų. Kartais taip pat galime patirti pasipriešinimą ir išmėginimus dėl to, kas nuo mūsų nepriklauso. Pavyzdžiui, sveikatos laikotarpių ligų periodų, taikos ir karo laikmečių, dienos bei nakties valandų ir vasaros bei žiemos sezonų, darbymečių ir po to einančio poilsio laiko. Nors paprastai tokių situacijų negalime pasirinkti, nes jos tiesiog pasitaiko. Vis dar esame laisvi rinktis, kaip į jas reaguosime. Galime tai rinktis su teigiamu arba neigiamu nusiteikimu. Galime stengtis pasimokyti iš patirties ir prašyti mūsų viešpaties pagalbos ir palaikymo. Arba galime manyti, kad šiame išmėginime esame palikti patys savo ir kad tai turime ištverti vieni. Galime atsukti bures į naująją realybę, arba galime nuspręsti nieko nekeisti. Nakties tamsoje galime uždegti šviesas. Šaltą žiemą pasirenkame dėvėti šiltus rūbus. Ligų laikotarpiais galime ieškoti medicininės ar dvasinės pagalbos. Patys renkamės, kaip į visas tas aplinkybės reaguoti. Prisitaikyti, mokytis, siekti ir pasirinkti yra veiksmažodžiai. Atminkite, kad esame tie, kurie veikia, o ne tie, kurie yra veikiami. Ir niekada nepamirškime, jog Jėzus pažadėjo, kad paims ant savęs savo žmonių skausmus ir ligas, kad sužinotų, kaip pagelbėti mums, kai gręžiamės į jį. Galime rinkti statyti savo pamatą ant uolos, kuri yra Jėzus Kristus. Kad atėjus viesului, tai neturėtų galios mums. Jis pažadėjo, kad kiekvieną pas jį ateinantį jis priims ir palaiminti tie, kas ateina pas jį. Taigi, štai dar vienas papildomas ir ypač svarbus principas. Lėgis sakė, kad visame kame būtinai turi būti priešingybė. Tai reiškia, kad priešingybės viena be kitos neegzistuoja.
jos gali viena kitą netgi papildyti, negalėtume atpažinti džiaugsmo ir kažkada taip pat nebūtume patyrę sielvarto. Kartais pajuntamas alkis padeda jaustis ypač dėkingiams, kai vėl turime pakankamai maisto. Negalėtume nustatyti, kas yra tiesa, ir taip pat nebūtume šiandien bei ten matę melo. Visos šios priešingybės yra kaip dvi tos pačios monetos pusės. Visada yra abi pusės. Čarlzas Dickensas pateikė šios savokos pavyzdį, kai parašė: tai buvo geriausi laikai, tai buvo blogiausi laikai. Norėčiau pateikti pavyzdį iš savo gyvenimo. Santuoka, šeimos sukūrimas ir vaikai gyvenime atnešė mums didžiausio džiaugsmo akimirkas, bet taip pat ir giliausios skausmo, kančios ir sielvarto momentus. Kai kas nors atsitikdavo, kam nors iš mūsų, beribį džiaugsmą ir palaimą su vaikais kartais taip pat keisdavo vis pasikartojantis ligų, ligoninių ir bemiegių naktų laikotarpiai, kupini nuovargio ir taip pat per maldas bei kunigystės palaiminimus rasti palengvėjimai. Šios kontrastingos patirtys mus išmokė, kad kančių akimirkomis niekada nesame vieni. Ir taip pat parodė, kiek daug galime ištverti su viešpaties pagalba. Šios patirtys padėjo nuostabiu būdu mus suformuoti ir visa, ką patyrėme, tikrai buvo to verta. Ar ne tam čia atėjome? Raštuose taip pat randame įdomių pavyzdžių. Lehis sūnų Jokūbą mokė, kad suspaudimai tyrose padėjo šiam pažinti Dievo didybę ir kad Dievas pašvęs jo suspaudimus jo naudai. Žiauriai įkalintam Liberčio kalėjime Josefui Smithui viešpats sakė, kad visą tai suteiks jam patirties ir išeis jam į gerą. Galiausiai begalinė Jėzaus Kristaus auka yra didžiausias kada nors patirtos skausmo ir kentėjimo pavyzdys, bet ir ji atnešė nuostabias jo apmokėjimo visiems Dievo vaikams palaimas. Kur spindi saulės šviesa, ten turi būti ir šešėlių. Potviniai gali nuniokoti, bet paprastai jie taip pat atneša galimybę gyvybei. Sielvarto ašaros dažnai virsta palengvėjimo ir džiaugsmo ašaromis. Liūdesio jausmai išėjus anapus artimajam vėliau bus kompensuoti susitikimo džiaugsmu. Karų ir sunaikinimų laikotarpiais irgi vyksta daugybė mažų gerumo ir meilės darbų tiems, kurie turi akis, kad matytų, ir ausis, kad girdėtų. Mūsų šiandieninį pasaulį dažnai apibūdina baimė ir nerimas. Baimė to, kas mūsų gali laukti ateityje. Bet Jėzus mus mokė pasitikėti jo ir dėl kiekvienos minties žvelgti į jį, nebijoti. Nuolatos skirkime tikrai sąmoningas pastangas pamatyti abi kiekvienos gyvenime mums skirtos monetos pusės. Netgi kai abi pusės galbūt kartais nėra mums matomas, galime žinoti ir pasitikėti, kad jos visada yra abi. Galime būti užtikrinti, kad mus apibūdina ne sunkumai, sielvartai, suspaudimai ir skausmai, bet tai, kaip su jais kovojame, kas padeda mums augti ir artintis prie Dievo. Būtent mūsų požiūris ir pasirinkimai apibūdina mus daug geriau nei mūsų iššūkiai. Būdami sveiki, branginkime tai ir kiekvieną akimirką būkime už tai dėkingi. Sirgdami stenkime kantriai mokytis iš to ir suprasti, kad pagal Dievo valią tai gali vėl pasikeisti. Liūdėdami tikėkime, kad laimė yra už kampo, tik dažnai jos dar nematome. Sąmoningai perkelkime dėmesį ir nukreipkime mintis į teigiamus savo iššūkių aspektus, nes be jų, be jokios abejonės, taip pat visada yra. Niekada nepamirškime būti dėkingi. Pasirinkime tikėti Jėzų Kristų, pasirinkime visada pasitikėti Dievu. Kaip neseniai mus mokė prezidentas Russellas M. Nelsonas, pasirinkime mąstyti celestiališkai. Visada atminkime nuostabų dangiškojo tėvo planą mums. Jis mus myli ir siuntė savo mylimąjį sūnų padėti mūsų iššūkiuose ir atverti mums duris, kad galėtume grįžti pas jį.
Jėzus Kristus yra gyvas ir stovi kiekvieną akimirką laukdamas, kol pasirinksime šauktis jo pagalbos, stiprybės ir išgelbėjimo. Visą tai liudiju Jėzaus Kristaus vardu. Amen. As directed, Dirigentui davus ženklą, susirinkusieji kartu su choru sugiedos giesmę Koks pagrindas tvirtas. Po giesmės išklausysime vyresnįjį Neilą L. Andersoną iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbės prezidentas Markas L. Peisas, kuris tarnauja visuotiniu sekmadieninės mokyklos prezidentu. Tai yra pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 194-osios metinės visuotinės konferencijos sekmadienio popietinė sesija. Don't you love those beautiful words we just sang? I'll strengthen thee, I'll help Kaip jums patinka neseniai girdėti žodžiai? you to stand, upheld by my righteous. Ar jums nepatinka šie mūsų ką tik sugėdoti žodžiai? Pakelsiu, sustiprinsiu, teiksiu vilties, ranka visagalė tau visat padės. Viešpats sustiprina visokio amžiaus šventuosius, įeinančius į jo šventus namus, nuo Kinšasos iki Culikofeno ir nuo Fukuokos iki Auklando jaunimas savo iniciatyvą plūsta iš šventyklų krikštyklas. Praeityje mylimiausiai apeigininkai turėdavo žilstančius plaukus, bet dabar jau nebe. Pašaukti misionieriai, tarnavimo misionieriai ir grįžę misionieriai šventykloje yra už kiekvieno kampo. Visame pasaulyje stiprėja jausmas, traukiantis mus į viešpaties namus.
Vos daugiau nei prieš metus viena brangi 95 metų šeimos draugė, gyvenanti rytinėje Jungtinių valstijų pakrantėje, kurie misionieriai mokė ištisų 70 metų, pasakė savo dukrai: noriu su tavimi vykti į šventyklą. Dukra atsakė: na mama, tau pirmiau reikia priimti krikštą. Gerai, atsakė ta, tada aš noriu krikštytis. Jie buvo pakrikštyta. Po kelių dienų ji pagarbiai įžengė į šventyklos krikštyklą. O truputį daugiau nei prieš mėnesį ji gavo savo endaumentą ir užantspaudavimą. Atsiveria akis ir siela supranta, ir uždanga skiriasi virš žemės visos. Ar kada susimąstėte, kodėl viešpats nurodė pranašui dabar nusėti žemę šventomis šventyklomis? Kodėl jis būtent šiuo konkrečiu laikotarpiu suteikė savo sandoro žmonėms taip reikalingą klestėjimą, kad per jų šventas dešimtines būtų galima pastatyti 100 viešpaties namų? Šį rytą prezidentas Auksas parodė nuostabius visame pasaulyje statomų šventyklų vaizdus. Neseniai būdų su Kete lankėmės Filipinuose. Apmąstykite šį stebuklą. Manilos šventykla buvo pašventinta 1984 metais. Praėjo 26 metai, kol 2010-aisiais buvo užbaigta antroji šventykla Sebų mieste. Dabar po 14 metų yra statomas, projektuojamas ar ruošiamas pašventinti 11 šventyklų. Nuo šiaurės į pietus – Laogao, Tuguero Garao, Santiago, Urdanetos, Alabango, Nagos, Taklobano miesto, Iloilo, Bokolodo, Cagayan de Oro ir Davao vietovėse. Gniaužia kvapą, kai matome nuostabius Dievo darbus. Visame pasaulyje viešpaties namai artėja prie mūsų. Kodėl mūsų dienomis? Viešpats mums sakė, kad paskutinėmis dienomis bus daug vargo tautose. Žmonės bus savimilos. Viskas bus sąmyšyje. Bus daug sumaišties ir žmonių širdis juos apvils. Tikrai matome, kaip vyrų ir moterų širdis juos apvilia. Pasaulio vilionės, dėmesio blaškymas per gundančius balsus, dvasinio maitinimo apleidimas, nuovargis dėl mokinystės reikalavimo. Galbūt buvote nuliūdinti, pamatę artimą žmogų, kuris kažkada nuoširdžiai kalbėjo apie savo tikėjimą į Jėzų Kristų. Liudijo apie Mormono knygą ir energingai padėjo statyti Dievo karalystę. Staiga atsitraukusi, bent jau šiuo metu, nuo savo įsitikinimų ir nuėjusi į bažnyčios užribį. Mano patarimas jums būtų neatsiduoti nevilčiai, nes su Dievu nėra negalimų dalykų. Pasaulyje vykstant šiam išpranašautam sąmyšiui, viešpats pažadėjo, kad bus sandoro žmonių. Žmonių karštai laukiančių jo sugrįžimo. Žmonių stovinčių šventose vietose ir nesitraukiančių. Jis kalbėjo apie teisius žmonės, kurie nepasiduoda priešininko apgauliams. Treniruoja savo tikėjimą, mąsta celestiališkai ir visiškai pasikliauna gelbėtoju Jėzumi Kristumi. Kodėl viešpats dabar artina prie mūsų 100 savo šventyklų? Viena iš priežasčių, kad jis pažadėjo, jog pasaulio neramumo ir pagundo apsupty sustiprins ir palaimins savo sandoro šventuosius ir jo pažadai pildosi. Kaip šie šventi namai mus stiprina, guodžia ir apsaugo. Atsakymą randame pranašo Josepho Smito maldavimuose, pašventinant Kirtlando šventyklą. Būtent šioje šventykloje šventieji giedojo. Giedosime šlovę su angelų aibėm. Apsireiškė pats gelbėtojas ir sugrįžę senovės pranašai, suteikdami sugrąžintai Evangelijai papildomus kunigystės raktus. Ta šventa proga, Kirtlando šventykloje pranašas meldėsi, kad viešpatie šventose namuose šventieji būtų apginkluoti Dievo galia, kad ant jų būtų Jėzaus Kristaus vardas, kad jo sergėtų jo angelai
ir kad jie augtų viešpatyje ir įgytų šventosios dvasios pilnatvę. Šie karšti prašymai pildosi mūsų gyvenimuose, kai ištikimai garbiname viešpaties namuose. Jo namuose tiesioginė prasme esame apdovanojami dangiškąja galia. Mūsų tikėjimas į Jėzų Kristų ir meilė jam patvirtinami ir sustiprinami. Esame dvasiškai patikinami dėl tikrosios savo tapatybės ir gyvenimo tikslų. Jei liekame ištikimi, esame laiminami apsaugą nuo pagundų ir dėmesį blaškančių dalykų. Jaučiame gelbėtojo meilę, kai jis pakilėja mus virš mūsų sunkumų ir sielvartų. Esame apginkluojami Dievo galia. Jo šventose namuose dar tvirčiau priimame jo vardą. Pasikrikštyje išpažįstame savo tikėjimą į jį ir pasiryžimą laikytis jo įsakymų. Šventykloje mes šventai pažadame per sandoras amžinai juo sekti. Šios bažnyčios jaunimas yra nuostabus. Varginančiame pasaulyje jie priima Kristaus vardą. Hiberio mieste, Jutoje, vyko viešas susirinkimas aptarti numatytos čia statyti šventyklos detalės. 300 jaunuolių susirinko į netoliese esantį parką, kad išreikštų savo paramą siūlomai statyti šventyklai. Vienas vaikinas atvirame forume kalbėdamas valdžios atstovams drąsiai aiškino: "Viliuosi susituokti šioje šventykloje. Šventykla padės man išlikti švariam ir tyram." Kitas jaunuolis šventyklą apibūdino kaip šviesos ir vilties simbolį. Bažnyčios vaikinai ir merginos visame pasaulyje priima Jėzaus Kristaus vardą. Kirtlando šventykloje pranašas Džozefas meldė, kad Dievo šventuosius sergėtų angelai. Reguliariai atliekant apeigas už protėvių šventykloje ateina tas saldus ir tikras patvirtinimas, kad gyvenimas tęsiasi ir kitapus uždangos. Nors daugelis mūsų patirčių viešpaties namuose yra per daug šventos, kad būtų galima jomis viešai dalytis, apie kai kurias galime papasakoti. Prieš 40 metų, gyvendami Floridoje, mudu su Kete nukeliavome į šventyklą Atlantoje, Džordžijos valstijoje. Trečiadienio 1984 metų gegužės 9 dienos vakare mums baigus sesiją šventykloje prie manęs priėjo apeigininkas ir paklausė, ar neturėčiau laiko atlikti tik vienas paruošiamąsias pradinės apeigas, asmens, kuriam atstovauti. Turėjau tose apeigose vardas, pavardė buvo neįprasti, jis vadinosi Eliezeris Sersis. Kitą dieną šventykloje buvo pilna šventųjų. Kai ruošiausi atlikti tą dieną antrąjį endowmentą, man buvo įteikta kortelė su vardu ir pavardė žmogaus, kuriam turėčiau atstovauti. Mano nuostabai vardas ir pavardė buvo to paties žmogaus, kirpa ir praeitą vakarą. Eliezeris Sersis. Jutau viešpaties dvasią, kai buvo atliekamas endowmentas. Vėliau tą popietę šventykloje Kete pamatė pagyvenusią šeimos draugę seserį Dolę Fernandes, kuri tuo metu gyveno Atlantoje. Kadangi su ja nebuvo jo šeimos narių vyrų, ji paklausė, ar aš galėčiau padėti, kai jos tėvas bus užantspauduojamas su savo tėvais. Be abejo, man tai buvo garbė. Atsiklaupęs prie altoriaus galo šioms šventoms apeigoms, aš vėl išgirdau tą vardą ir pavardę, kurie dabar neužmirštamai liko mano atmintyje. Jos tėvo, Eliezerio Sersio. Visiškai tikiu, kad po šio gyvenimo aš sutiksiu tą žmogų, kuris šiame mirtingajame gyvenime buvo žinomas kaip Eliezeris Sersis. Ir apkabinsiu jį. Dauguma mūsų patirčių viešpaties namuose dažniau atneša džiaugsmingą ramybę ir tylių apreiškimų, nei dramatiškai, nei prastų įvykių. Tačiau būkite tikri, mus tikrai sergėja angelai. Kai esame patvirtinami bažnyčios nariais, mums suteikiama šventosios dvasios dovana. Kas savaitę, kai vertai priimame duonos ir vandens mūsų gelbėtojui atminti, mums pažadama, kad jo dvasia visada bus su mumis. Kai su geranoriškomis širdimis ateiname į viešpaties namus, švenčiausią vietą žemėje, augame viešpatyje
ir galime įgyti šventosios dvasios pilnatvę. Per šventosios dvasios galę esame pripildomi ramybės, džiaugsmo ir neapsakomos vilties. Gauname stiprybės išlikti jo mokiniais net tada, kai atsidurime nešventose vietose. Prezidentas Russellas M. Nelsonas pareiškė: mūsų gelbėtojas ir išpirkėjas Jėzus Kristus nuo dabar iki savo antrojo atėjimo darys kai kuriuos iš savo galingiausių darbų. Matysime stebuklingų požymių, kad Dievas Tėvas ir Jėzus Kristus pirmininkauja šiai bažnyčiai didingai ir šlovingai. Žemės nusėjimas Viešpaties namais yra galingas darbas ir stebuklingas požymis. Mano mylimieji draugai, jei galime, bet dar nepradėjome daugiau lankyti šventyklose, reguliariai raskime daugiau laiko garbinti Viešpaties namuose. Melskimės dėl šventyklų, apie kurias buvo pranešta, kad būtų galima nupirkti reikiamus sklypus, kad valdžios patvirtintų projektus, kad talentingi darbuotojai išaukštintų savo turimas dovanas ir kad šventi pašventinimai atneštų dangaus pritarimą ir angelų aplankymus. Šventykla yra tiesioginė prasme Viešpaties namai. Pažadu jums, jog kai vertai ir pamaldžiai eisite į jo šventus namus, būsite apginkluojami jo gale. Jo vardas bus ant jūsų, jūs sergės jo angelai ir auksite šventosios dvasios palaimą. Viešpats pažadėjo: kiekviena siela, kur atsisako savo nuodėmių ir ateina pas mane, ir šaukiasi mano vardo, ir paklūsta mano balsui, ir laikosi mano įsakymų, matys mano veidą ir žinos, kad aš esu. Yra daug įvairių būdų pamatyti Kristaus veidą, ir tam nėra geresnės vietos nei jo šventieji namai. Šiomis neramumo ir sumaišties dienomis liudiju, kad šventyklos yra jo namai ir padės mums išsaugoti, apsaugoti ir paruošti tai šlovingai dienai, kai mūsų gelbėtojas su visais šventais angelais sugrįš didybėje, galioje ir didelėje šlovėje. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Brangus broliai ir seserys, esame labai dėkingi už jūsų pastangą skaityti raštus pagal vadovėlį Ateik ir sek paskui mane. Dėkojame jums už viską, ką darote. Jūsų kasdieninis ryšys su Dievu ir jo žodžiu turi rimtų pasekmių. Jūs dedate didelio darbo pamatą ir iš mažų dalykų kyla tai, kas didinga. Gelbėtojų mokymų skaitimas raštuose padeda mums savo namus paversti tikėjimo šventovėmis ir Evangelijos mokymos centrais. Tai pakviečia dvasią į mūsų namus. Šventoji dvasia pripildo mūsų sielą džiaugsmo ir visam gyvenimui mus paverčia Jėzaus Kristaus mokiniais. Per pastaruosius keliarius metus, skaitydamas įvairias šventas raštų knygas, stebėjome Dievo mokymų savo vaikams panoramą visose pagrindiniuose Evangelijos laikotarpiuose. Kiekviename Evangelijos laikotarpyje matome gerai pažįstamą modelį. Dievas per savo pranašą sugrąžina arba apreiškia Jėzaus Kristaus Evangeliją. Žmonės seka pranašais, yra gausiai laiminami. Tačiau ilgainiui dalis žmonių nustoja paisyti pranašų žodžių ir atitolsta nuo Viešpaties bei jo Evangelijos. Tai vadiname atsimetimu. Pirmą kartą Evangelija buvo apreikšta Adomui, tačiau kai kurie Adomo ir Ievos vaikai nusigręžė nuo Viešpaties ir atmetė. Tokį pasikartojantį sugrąžinimo ir atsimetimo modelį galime matyti Henocho, Nojaus, Abraomo, Mozės ir kitų pranašų Evangelijos laikotarpiuose. Šiuo metu gyvename laikų pilnatvės Evangelijos laikotarpyje. Tai vienintelis Evangelijos laikotarpis, kuris nesibaigs atsimetimu. Būtent šis Evangelijos laikotarpis pradės Evangelijos gelbėtojo Jėzaus Kristaus antrąjį atėjimą ir jo tūkstantmečio viešpatavimą. Kuo skiriasi šis Evangelijos laikotarpis?
Ką viešpats yra mums parūpinęs šiandien, specialiai mūsų laikams, kad padėtų mums artintis prie gelbėtojo ir niekada jo nepalikti? Vienas iš man į galvą ateinančių atsakymų yra raštai, ypač Mormono knyga, dar vienas Jėzaus Kristaus testamentas. Nors Dievas yra pažadėjęs, kad jau niekada nebus visuotinio atsimetimo, tačiau, kaip mokė prezidentas Russellas Nelsonas, turime būti atidūs atsargus, kad išvengtume asmeninio atsimetimo. Kiekvienas esame atsakingas už savo dvasinį augimą. Mormono knygos studijavimas, kaip tai darome šiais metais, visada suartina mūsų gelbėtojų ir padeda mums išlikti arti jo. Studijavimu tai vadiname todėl, kad dedame pastangas. Tačiau ne visada turime sužinoti kokį nors naują faktą. Kartais Mormono knygos skaitimas yra tiesiog noras pajusti ryšį su Dievu, pamaitinti sielą, dvasiškai sustiprėti prieš einant į pasaulį arba atsigauti po nelengvos dienos pasaulyje. Raštus studijuojame tam, kad šventoji dvasia, toji didžioji mokytoja, sustiprintų mūsų atsivertimą į dangiškai Tėvą ir Jėzų Kristų ir padėtų mums tapti panašesniems į jį. Turėdami omenyje šias mintis, turėtume pasvarstyti, ko šventoji dvasia mus pamokė šią savaitę studijuojant Mormono knygą ir kaip tai mus priartina prie gelbėtojo. Tai geri klausimai mūsų raštų studijavimai namuose. Tai taip pat puikus klausimai sekmadieninės mokyklos pamokai bažnyčioje pradėti. Mokymą bažnyčioje sekmadienį tobuliname mokydamėsi namuose per savaitę. Todėl mūsų sekmadinės pamokose tas, kuris skelbia ir tas, kuris gauna, supranta vienas kitą ir abu ugdomi ir džiūgauja drauge. Štai keletas eilučių, kurias dvasia man priminė šią savaitę studijuojant Mormono knygą. Nefis nurodė Jokūbui išsaugoti šias plokšteles ir perduoti jas iš kartos į kartą. Ir jeigu būtų pamokslas, kuris būtų šventas, arba preiškimas, arba pranašavimas, Jokūbas turėtų tai išraižyti ant šitų plokštelių jų žmonių labui. Jokūbas vėliau liudijo, mes tyrinėjame raštus ir turėdami visus šios liudimus mes įgyjame viltį ir mūsų tikėjimas tampa toks nepajudinamas. Šios eilutės man priminė tai, ką Nefis anksčiau sakė apie skaistvario plokšteles. Mes gavome metraščius ir tyrinėjame juos ir suvokime, kad jie buvo labai vertingi mums. Tiek, kad galėjome išsaugoti viešpatės įsakymus savo vaikams. Todėl tai buvo viešpatės išmintis, kad neštumėmės juos su savimi keliaudami tyrais link pažado žemės. Taigi, jei Lehiui ir jo šeimai buvo išmintinga turėti raštus, tai lygiai taip pat išmintinga ir mums. Mūsų gyvenime ir šiandien nemažėja raštų vertė ir dvasinė galia. Dar niekada istorijoje nebuvo žmonių, kurie turėtų tokią prieigą prie Mormono knygos ir kitų raštų, kokią turime šiandien. Taip, Lehis ir jo šeima buvo palaiminti turėti su savimi skaistvario plokšteles, bet jie neturėjo po egzempliorių kiekvienai palapiniai. Pats svarbiausias Mormono knygos egzempliorius yra mūsų asmeninis egzempliorius, tai mūsų skaitomas egzempliorius. Gyvybės medžio regėjime Lehis mus mokė, kad kaip svarbu asmeniškai patirti Dievo meilę. Paragavęs jo vaisiaus, Lehis pamatė žmoną Sarę ir sūnus Nefi ir Samą, kurie buvo šiek tiek atokiau. Jie stovėjo lyg nežinotų, kur jiems eiti. Lehis pasakojo, aš jiems mojau ir taip pat garsu balsu sakiau, kad ateitų pas mane ir valgytų vaisiaus, kuris buvo trokštinas labiau už visus kitus vaisius. Ir jie atėjo pas mane ir valgė vaisiaus. Man patinka Lehio sąmoningo auklėjimo pavyzdys. Sarija, Nefis ir Samas gyveno gerą, teisų gyvenimą. Tačiau viešpats turėjo jiems kai ką geresnio, saldesnio. Jie nežinojo, kur tai rasti, bet Lehis žinojo. Taigi jis garsiu balsu pasišaukė juos ateiti prie gyvybės medžio ir patiems ragauti jo vaisiaus. Jo nurodymas buvo aiškus. Negalėjo būti jokio nesusipratimo. Aš esu panašaus sąmoningo auklėjimo vaisius. Kai buvau mažas berniukas, gal 11 ar 12 metų, mama manęs paklausė, Markai, ar tu pats per šventąją dvasią esi sužinojęs, kad ši evangelija yra tikra?
Jos klausimas mane nustebino. Visada stengiausi būti geras berniukas. Ir maniau, kad to pakanka. Tačiau mano mama, kaip ir Lėgis, žinojo, kad reikia kažko daugiau. Turėjau veikti ir sužinoti pats. Atsakiau, kad kol kas nesu to patyręs. Mano atsakymas jos niekiek nenustebino. Tada ji pasakė tai, ko niekada nepamiršiu. Dangiškasis tėvas nori, kad tu pats tai sužinotum. Tačiau tu turi pasistengti. Turi skaityti Mormono knygą ir melstis, kad sužinotum iš šventosios dvasios. Dangiškasis tėvas atsakys į tavo maldas. Prieš tai niekada nebuvau skaitęs Mormono knygos. Nemaniau, kad esu pakankamai suaugęs ją skaityti. Tačiau mama žinojo geriau. Jos klausimas sužadino manyje troškimą sužinoti tai pačiam. Taigi kiekvieną vakarą miegamajame, kuriuo dalyjausi su 2 savo broliais, įsijungdavau šviesą virš lovos ir perskaitydavau po 1 Mormono knygos skyrių. Tada išjungę šviesą išliauždavau iš lovos, atsiklaupdavau ant kelių ir melsdavausi. Aš meldžiausi nuoširdžiai ir su dideliu troškimu. Didesniu nei kada nors anksčiau. Paprašiau dangiškojo tėvo, kad jis padėtų man sužinoti, ar Mormono knyga yra tikra. Nuo tada, kai pradėjau skaityti Mormono knygą, jaučiau, kad dangiškasis tėvas mato mano pastangas. Jaučiau, kad esu jam svarbus. Kai skaitydavau ir melsdavausi, mane apimdavo malonus, ramus jausmai. Taip skyrius po skyriaus mano sieloje vis ryškėjo tikėjimo šviesa. Ilgainiui supratau, kad tie jausmai buvo šventosios dvasios patvirtinimas apie tiesas. Pats įsitikinau, kad Mormono knyga yra tikra ir kad Jėzus Kristus yra pasaulio gelbėtojas. Šitaip, kai dar būdamas berniukas pradėjau skaityti Mormono knygą, prasidėjo mane iki šiol laiminantis raštų studijavimas. Aš vis dar skaitau Mormono knygą ir meldžiuosi atsiklaupęs, o šventoji dvasia vėl ir vėl patvirtina man apie jos tikrumą. Nefis sakė teisingai. Viešpaties išmintis yra ta, kad raštus turėtume su savimi turėti visą gyvenimą. Mormono knyga yra sąvaros akmuo, dėl kurio šis evangelijos laikotarpis skiriasi nuo visų ankstesnių evangelijos laikotarpių. Jei skaitysime Mormono knygą ir seksime dabartinių pranašų, mūsų gyvenime neįvyks asmeninis atsimetimas. Kas kvietimas eiti prie gyvybės medžio, tvirtai laikantis Dievo žodžio, nėra tik Lehio kvietimas jo šeimai. Tai nėra tik mano mamos kvietimas skaityti Mormono knygą ir melstis dėl jos. Tai taip pat mūsų pranašo prezidento Russelo Nelsono kvietimas kiekvienam iš mūsų. Jis pasakė, pažadu, jei kiekvieną dieną pamaldžiai studijuosime Mormono knygą, jūsų sprendimai bus geresni. Kiekvieną dieną. Pažadu, jei apmastysite studijuotus dalykus, dangaus langai atsivers ir jūs ne tik sulauksite atsakymų savo klausimus, bet ir žinosite, kokiu keliu pakreipti savo gyvenimą. Meldžiu, kad Mormono knygos skaitimas šiais metais kiekvienam iš mūsų būtų tikras džiaugsmas ir palaiminimas ir dar labiau priartintų mus prie gelbėtojo. Dangiškasis tėvas yra gyvas. Jėzus Kristus yra mūsų gelbėtojas ir išpirkėjas. Mormono knygoje yra jo žodžiai ir ji perteikia jo meilę. Prezidentas Russellas M. Nelsonas yra dabartinis viešpatės pranašas žemėje. Kad visa tai yra tiesa, žinau dėl patvirtinčio šventosios dvasios liudijimo, kurį pirmą kartą gavau dar vaikystės skaitydamas Mormono knygą. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. At the conclusion of the conference, Baigiantis konferencijai, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie taip uoliai ruošiasi šiems susirinkimams. Dėkojame tiems, kurie kalbėjo, ir tiems, kurie įkvėpė mus pakilėjančią muziką. Paskutinį šioje sesijoje kalbės mūsų mylimas pranašas, prezidentas Russellas M. Nelsonas. Po prezidento Nelsono kalbos choro šią konferenciją užbaigs giesme Pradžiukim. Tada baigiamąją maldą sukalbės sesuo Amy A. Wright, kuri tarnauja pirmąją patarėją visuotinėje pradinukų organizacijos prezidentūroje. Ir atsisveikinsime iki kitos konferencijos.
My dear brothers and sisters, today is an historic day for President Dallin H. Oaks and me. Šiandien yra istorinė diena 40 years ago, on April 6th, prezidentui Dalinui Auksui ir man. when we were called to the Prieš 40 metų, 1984 metų balandžio 7 dieną, buvome pašaukti į 12 apaštalų kvorumą. Nuo to laiko džiaugiamės kiekviena visuotinė konferencija, taip pat ir šią. Ir vėl buvome palaiminti šventų dvasios išsiliejimu. Tikiuosi, kad ateinančiais mėnesiais pakartotinai studijuosite šios konferencijos žinias. Kai gimiau, bažnyčioje buvo 6 veikiančios šventyklos. Po vieną St. George Logane, Montajuje ir Salt Lake Cityje, Jutoje. Taip pat Karlstone, Kanadoje ir Laje, Havajuose. 2 prieš tai buvusios šventyklos trumpai veikė Kirtlande, Ohajuje ir Nauvoo, Ilinojuje. Bažnyčiai keliantis į vakarus, šventieji buvo priversti apleisti šias 2 šventyklas. Nauvoo šventyklą panaikino padegėjų sukeltas gaisras. Vėliau ji buvo atstatyta ir po to prezidentas Gordonas B. Hinckley's ją pašventino. Kirtlando šventyklą išniekino bažnyčios priešai. Vėliau Kirtlando šventyklą įsigijo Kristaus bendrija, kuriai ji priklausė daugelį metų. Praeitą mėnesį pranešėme, kad pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia nusipirko Kirtlando šventyklą ir keletą svarbių istorinių objektų Nauvoo mieste. Labai vertiname nuoširdžias ir apipusiai naudingas diskusijas su Kristaus bendrijos vadovais, po kurių pasiekėme šį susitarimą. Kirtlando šventykla yra nepaprastai reikšminga Jėzaus Kristaus Evangelijos sugrąžinimui. Keli ten įvykę įvykiai buvo išpranašauti prieš kelis tūkstantmečius ir buvo būtini, kad viešpaties atkurtoji bažnyčia galėtų vykdyti savo pastarųjų dienų misiją. Svarbiausias iš jų įvyko 1836 metų balandžio 3 dieną, Velykų sekmadienį. Ta diena Josephat Smithas ir Oliveris Cowderis patyrė keletą nuostabių aplankymų. Pirmiausia pasirodė viešpats Jėzus Kristus. Pranašas rašė, kad gelbėtojo akys buvo tarsi ugnies liepsna. Jo galvos plaukai buvo balti tarsi tyras sniegas. Jo veidas spindėjo skaisčiau už saulę ir jo balsas buvo lyg didžių vandenų šniokštimas. Per šį apsilankymą viešpats patvirtino savo tapatybę. Jis sakė, aš esu pirmasis ir paskutinysis. Aš esu tas, kuris gyvena. Aš esu tas, kuris buvo nužudytas. Aš esu jūsų užtarėjas pas tėvą. Po to Jėzus Kristus pareiškė, kad priėmė šventyklą kaip savo namus ir davė šį stulbinantį pažadą. Šiuose namuose aš apsireikšiu gailestingas savo žmonėms. Šis svarbus pažadas šiandien galioja kiekvienai pašventintai šventyklai. Kviečiu jūs apmąstyti, ką šis viešpaties pažadas reiškia jums asmeniškai. Po gelbėtojo apsilankymo pasirodė Mozė.
Mozė Džozefui Smitui suteikė Izraelio surinkimo ir 10 genčių sugrąžinimo raktus. Pasibaigus šiam regėjimui, pasirodė Elijas ir pavedė Džozefui Abraomo Evangelijos laikotarpį. Tada pasirodė pranašas Elija. Pasirodydamas, jis išpildė Malachijo pažadą, kad prieš antrąjį atėjimą viešpats atsiųs Eliją, kad atgręžtų tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į tėvus. Tada Elijas Džozefui Smitui suteikė užantspaudavimo galios raktus. Neįmanoma pervertinti svarbos šių raktų, kuriuos viešpačiui nurodžius į žemę sugrąžino tie 3 dangiški pasiuntiniai. Kunigystės raktai yra kunigystės įgaliojimas ir galia. Kunigystės raktai nulemia, kaip Dievo kunigystė gali būti naudojama viešpaties tikslams įgyvendinti ir visiems, kurie priima sugrąžintąją Jėzaus Kristaus Evangeliją laiminti. Svarbu pažymėti, kad dar prieš suorganizuojant bažnyčią dangiškieji pasiuntiniai pranašui Džozefui suteikė Aarono ir Melchizedeko kunigystės ir abiejų kunigysčių raktus. Šie raktai suteikė Džozefui Smitui įgaliojimą 1830 metais suorganizuoti bažnyčią. 1836 metais Kertlando šventykloje buvo suteikti šie 3 būtini papildomi kunigystės raktai. Izraelio surinkimo raktai, Abraomo Evangelijos raktai ir užantspaudavimo galios raktai. Šie raktai įgaliojo Džozefą Smitą ir visus vėlesnius viešpaties bažnyčios prezidentus rinkti Izraelį abiejose uždangos pusėse, laiminti visus sandoros vaikus Abraomo palaimomis. Ant kunigystės apeigų ir sandorų uždėti patvirtinantį antspaudą ir užantspauduoti šeimas amžiams. Šių kunigystės raktų galia yra beribė ir užima kvapą. Pagalvokite, koks būtų jūsų gyvenimas, jeigu į žemę nebūtų sugrąžinti kunigystės raktai. Be kunigystės raktų jūs negalėtumėte būti apdovanoti Dievo galia. Be kunigystės raktų bažnyčia galėtų būti tik reikšminga mokymo ir humanitarinė organizacija, bet nedaugiau. Be kunigystės raktų nė vienas iš mūsų neturėtume galimybės gauti būtinų apeigų ir sandorų, amžinai susaistančių mus su artimaisiais ir leidžiančių galiausiai gyventi su Dievu. Kunigystės raktai išskiria pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčią iš visų kitų organizacijų žemėje. Daugelis kitų organizacijų gali ir daro jūsų gyvenimą geresnį čia, mirtingajame gyvenime. Bet jokia kita organizacija negali padaryti ir nepadarys įtakos jūsų gyvenimų po mirties. Kunigystės raktai suteikia mums įgaliojimą visas Abraomui pažadėtas palaimas suteikti kiekvienam sandorų besilaikančiam vyrui ir moteriai. Šventyklos darbas padaro šias išskirtinės palaimas prieinamas visiems Dievo vaikams. Nesvarbu,
kur ir kada jie gyveno ar gyvena dabar. Džiūgaukime, kad žemėje vėl yra kunigystės raktai. Kviečiu jūs atidžiai apsvarstyti šiuos 3 teiginius. Pirma, Izraelio surinkimas yra įrodymas, kad Dievas myli visus savo vaikus, kad ir kur jie būtų. Antra, Abraomo Evangelija yra dar vienas įrodymas, kad Dievas myli visus savo vaikus, kad ir kur jie būtų. Jis kviečia visus ateiti pas jį, juodą ir baltą, vergą ir laisvą, vyrą ir moterį, ir Dievui visi yra vienodi. Ir trečia, užantspaudavimo galia yra dieviškas įrodymas, kaip stipriai Dievas myli visus, bet kur gyvenančius savo vaikus ir nori, kad kiekvienas iš jų nuspręstų grįžti namo pas jį. Per pranašą Džozefą Smitą sugrąžinti kunigystės raktai suteikia galimybę kiekvienam sandorų besilaikančiam vyrui ir moteriai mėgautis neįtikinamomis asmeninėmis dvasinėmis privilegijomis. Čia vėlgi galime daug ko pasimokyti iš šventos Kertlando šventyklos istorijos. Džozefo Smito Kertlando šventyklos pašventinimo malda moko, kad šventykla dvasiškai suteikia galią jums ir man pasipriešinti šių paskutinių dienų gyvenimo iššūkiams. Raginu jūs išstudijuoti tą doktrinos ir sandorų 109 skyriuje užrašytą maldą. Ta apreiškimų gauta pašventinimo malda moko, kad šventykla yra maldos namai, pasninkavimo namai, tikėjimo namai, mokymosi namai, šlovės namai, tvarkos namai, Dievo namai. Šis savybių sąrašas yra kur kas daugiau nei šventyklos apibūdinimas. Tai pažadas to, kas gali nutikti tiems, kurie tarnauja ir garbina viešpaties namuose. Jie gali tikėtis gauti atsakymus į maldą, asmeninį apreiškimą, stipresnį tikėjimą, stiprybę, paguodą, didesnį pažinimą ir didesnę galią. Šventykloje praleistas laikas padės jums mąstyti celestiališkai ir įgyti viziją, kas iš tikrųjų esate, kuo galite tapti ir kokį gyvenimą galite gyventi amžinai. Reguliarus garbinimas šventykloje pagerins jūsų požiūrį į save ir į jūsų vietą nuostabiame Dievo plane. Aš jums tai pažadu. Mums taip pat pažadama, kad šventykloje galime įgyti šventosios dvasios pilnatvę. Įsivaizduokite, ką reiškia šis pažadas. Kiekvienam nuoširdžiam amžinosios tiesos ieškotojui dangus bus atviri. Taip pat esame mokomi, kad visi, kurie garbina šventykloje, išeina iš jos su Dievo galia ir jos serginčiais angelais. Kiek jūsų pasitikėjimą sustiprina žinojimas, kad jums kaip endaumentą gavusiai moteriai ar Dievo galia apginkluotam vyrui nereikia gyvenimo sunkumų pasitikti vieniems. Kiek drąsos suteikia žinojimas, kad angelai tikrai jums padės. Galiausiai, mums pažadėta, kad jokia nelabumo sąjunga nepergalės tų,
kurie garbina viešpaties namuose. Šiandien kiekvienam iš mūsų gyvybiškai svarbu suprasti dvasinės privilegijas, kurios tampa įmanomos šventykloje. Mano brangus broliai ir seseris, tai mano pažadas. Niekas nepadės jums tvirtai laikytis geležinės lazdos labiau, nei toks reguliarus garbinimas šventykloje, kokį tik leidžia aplinkybės. Niekas labiau jūsų neapsaugos, kai susidursite su pasaulio tamsos miglomis. Niekas labiau nesustiprins jūsų liudijimo apie viešpatį Jėzų Kristų ir jo apmokėjimą ir nepadės geriau suprasti didingojo Dievo plano. Niekas labiau nenuramins jūsų dvasios skausmo. Niekas labiau neatvers dangaus. Niekas. Šventykla yra vartai į didžiausias Dievo kiekvienam iš mūsų paruoštas palaimas. Šventykla yra vienintelė vieta žemėje, kur galime gauti visas Abraomui pažadėtas palaimas. Todėl, vadovaujami viešpaties, darome viską, ką galime, kad šventyklos palaimos būtų prieinamesnės bažnyčios nariams. Tad su malonumu pranešame apie mūsų planus pastatyti po naują šventyklą kiekvienoje šių 15 vietų. Uturoa, French Polynesia. Chihuahua, Mexico. Florianopolis, Brazil. Rosario, Argentina. Edinburgh, Scotland. Brisbane, Australia, South area. Victoria, British Columbia. Yuma, Arizona. Houston, Texas, South area. Des Moines, Iowa. Cincinnati, Ohio. Honolulu, Hawaii. West Jordan, Utah. Lehi, Utah. And Maracaibo, Venezuela. My dear brothers and sisters. Mano brangus broliai ir seseris, liudiju, kad tai yra pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia. Jis jai vadovauja. Mes esame jo mokiniai. Džiaukimės kunigystės raktų sugrąžinimu, dėl kurio jūs ir aš galime mėgautis visomis dvasinėmis palaimomis, kurias norime ir esame verti gauti. Tai liudiju šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. No longer a strangers, all of me belong.
Mūsų brangus dangiškas tėve, mes lenkiame galvas prieš tave, mes darome su tai didžiulę meilę širdyje tau ir su gailesčiu, tavo gailesčiu. Mes esame dėkingi už tavo sūnų Jėzų Kristų, už jo tobulą gyvenimą, už jo amžiną pasiaukojimą. Mes esame dėkingi už Jėzų Kristų. Jėzaus Kristaus pranašą prezidentą Nelsoną. Mes jį palaikome. Mes už jį meldžiamės, už jį ir jo žmoną. Dangiškas tėve, mes girdėjome tavo žodį šitoje konferencijoje. Mes prašome, kad mes galėtume ieškoti būdų, kaip stovėti šventose vietose. Kad mes galėtume dažniau lankytis tavo šventose namuose. Kad mes bandytume būti kuo galima šventesni žmonės. Ir kad mes visą tai sakome šventuoju Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tai buvo pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 194-osios metinės visuotinės konferencijos sekmadienio popietinės sesijos transliacija. Kalbėjo parinkti bažnyčios vadovai. Šioje sesijoje giedojo Šventyklos aikštės tabernakulio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas, transkripcija ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas.